Labas rytas, tai pradedam mūsų antrąją dienelę. Mūsų administratorius viešbučių liepė užrakinti dviračius garaže. Tai žiūrim, ar bus staigmenų kažkokių tai. Ar nebus žiurkės pragraužusios mūsų padangų, silantą, begeriančias. All good? Good. Nu, karbono nesuvalgė. Jau gera. Esi matęs, kaip suvalga papūga. Pakramta. Bet all good. Padangų slėgis geras. Batarkė. Žalia. Vandens. Truputėlį. Bus gerai. Kažkaip 240 km. Vakar viską apsiskaičiavo, sakė 220, bet paliko 240 po perskaičiavimo. Bjauriausia atkarpa bus už 20 km, kai reikės apie 100 kg iki Rygos važiuoti. Tokiu biškį su didesniu srautu keliuku, kur fūros lekia ir panašiai, ir autobusai. Tai bandysim tą kažkaip greitai pravažiuoti. 100 kg greitai. Pagaliau prie jūros atvykom. Baltija. Kun sakiau? Kemsyną. Čia ne mūsų Palungos pajūris. Bet tokį ramią, ne, kaip ežeras. Įvažiavom į Latviją. Atsakingas momentas dabar. Turim padaryti didelį darbą, ko dar nepadarėm šioj kelioniai. 12 tūkstančių. Kas 12 tūkstančių? Routes. O Baltic Sea Road. Ką gerą čia turim? Lietuviškų nėra. Vespa, Raider elektronika. Pafilmau. Su Vespelėm. Ai, vežė dar Vespa Club Latvija. Tai va, mes irgi turim savo kamieną. Kur kliausiam? Jam, išrinktų jau. Ką? Išrinktų. Didžio veito rek? Nu. Žinau, kur rek. Čia per vidurį. Arba aukštą pasišūkinė, kad nieks nenuimtų. Šištą? Nu, aukščiausia. O, nu čia jau nenuims. O, kam neaišku, čia gentis susiformavus, kai dar jokios rašytinės šaltinius nieks nerašė. Vien trečių atkreta. Vienu trečiu atkreta. O kam neaišku, ką tai reiškia? Razma Rybkauskis Baškis. Tai kažkur tas vidurinysis dingęs. Dar turim vieną, kažkur reikės Latvijos Lietuvos pasienį susirasti tokį gražų ženklą ir padaryti žygdarbį užklijuoti. Tai va. Daug visokių keliautojų. Ir mes didžioje vietoje. Pačiam viršui. Atvykom į Latviją. Čia vos 26 km nuo ten, kur mes vakar nakvojom Estiją. Prie pat ramus keliukas. Žiauriai ramus, tiesiog minam, grožimės šalia jūra čia visai. Bet jie neturi tokio pajūrio, kaip mes Lietuvoje pripratę. Tam būtų smėlis, pajūris, galėtum atsigult. Labai daug kempintojų. O ten tokie, nežinau kaip vadinti, kemsynai.
žolės. Kur ne kur yra priėjimas prie jų pajūrio, bet labiau panašu į kažkokį dumblą, ežerą. Kažkas tokio. Ginklanešys mano. Skaičiuoju kilometrus. Tai va dabar laukiat karpėlį. Susijungsim čia šalia. Lygiai greičiai eina kelias į Rygą. Tai 100 kilometrų minsim tokiu intensyviu keliu, ko labai nenorim, bet kitos išeidės čia nėra. Tai bandysim draftint kažkoks 3-5 kilometrus, keisimės. Ir nes ten nebus vietos, kad dviese galėtume važiuoti. Įsijungsim Lempičkas gale. Ir taip iki Rygos 100 kilų. Iki. Kai va tai va važiuoji šalia greitkelio, tada viskas tvarkoj. Nėra tai baisu ir blogai. Va, turim savo atskirą kelią. Nes yra priešpriešinis vėjas, biški daužo, tai bandom draftint. Nes fūros kai varo pro šoną, vėjo gūsiai tokie, tave tik šna į šoną. Tai va, bandom ieškot lygiai grečiai kelių ir reiks važiuoti. Baltijos jūra. Pušyno kvapas. Ai, super. Kaip malonu. Tai vat ir varo. Galinis vis pasižiūri, ar yra fūrų. Duoda ženklą priekiui ir atsargiai važiuojam. Tai va, parvaro fūrą. Parvaro fūrą. Fūrą. Išplatėjo mūsų kelias. Eiktų visai kitas reikalas dabar mint. Bet suradom keliuką už 20 kilų kažkur. Suksim nuo šito greitkelio ir važiuosim kažkokiu vietiniu keliuku iki Rygos. Biški lankas gal gausis, bet bent jau bus daug ramiau. Mačio, nebištel praumena. O, vaikeli. Lietuvos trispalvė jau beveik. Proklaidų buvo padaryti vakar. Jau atminėme Rygos priemiesčius. Liko kažkur 15 km iki sustojimo mūsų papietavimo vietos. Jo, geriau kažkoks keliukas šalia negu važiuot tuo greitkeliu šalikeliu. Žiauriai nesmagu. Bet jau čia tam priemiesty Rygos visokių keliukų, visokių mažų dvirtakiukų ir visai normaliai. Aišku, dabar pasisukinėsim, kol pakliusim į patį senamiestį Rygos. Laukia elektrolitai. Rygą pagaliau atvykom. Šiaip neblogai važiuojas, nėra taip sunku. 100 km realiai šiandien liko taip. Pesti 100 km su Daina, su Vicka. Vicka vien posmelį, aš vieną posmelį. Taip kas 3 km. Kas 3 km po posmelį judam. Įdaužas tie kilometrai.
Kas čia belia? Dabar su kiekvienu kilometru vis mažiau. Tai va, Rygos promenada. Tai va, mes ten turėsim per tiltą vieną pervažiuoti. Ir gali būt, kad per tą tiltą neleidžia dviračiam važiuoti. Opa, žiūrė. Turėjo būti gražus kadras. Čia geriau. Kadras bus. Gražus traukinys buvo, gražus traukinys. Minėm ir į Lenkiją atminėm. Varšavą. Nežinau, matos ten. Dvinys. O, Rygos televizijos bokštas. Rygos tiltas. Ponas Karamelė su savo nuostabiai įdaigiu. Tai mums liko kokių 90 kg iki Biržų, 70 plius minus kg iki Lietuvos sienos. Tai čia porą valandų mes, manau, būsim Lietuvoje. Nebūsim dar porą valandų Lietuvoje. 3 valandos sustojimais. Nu va, susukom 50 km nuo Rygos. Už kokių 30 km turėtų būti jau Lietuva. Dar užsukom į parduotuvę, pasibaigė vanduo. Mano misteris šokoladas turėtų to išlysti. Su vandeniu. Nu ir karšta. Oi. А что, Apytiksliai. Пульсия. Jo. 5 kilometrų. Nebedaug beliko. Porą valandų. Viskas Lietuvėlė. 21 kilometras iki Biržų. Labai fain. Hello. Užklievau dar lipduką ant Lietuvos ir Latvijos pasienio. Deja, bet nenufilmavau. Visko būna. Kaip per stipriai nosytę paputė. Fuck. Realiai Biržuose jau. Kilometras iki namų. Viskas Biržai. 242 kilai. Biški daugiau gavos negu buvom sudėliuoję. 4 kilais. Bet antroji diena dan. Einu valyt nosies. Šiaip neblogai sekės. Gan lengviau gal net vakar. Lengviau negu vakar. Nežinau kodėl. Nes kilometrų daugiau, o ant galo visai normaliai tempą laikėm. Vidutinis didesnis. Karštis didesnis. Šiandien kažkaip daugiau draftinom, gal dėl to lengviau. Tai va, uždarom per antrą dieną. Susitinkam rytoj. Rytoj 200 km. Iki. Kokia bažnė didelė. Kaip plungis. Tavo skonis šokolado. Jį melavo. Nešilitau, bet saliūna šoka čia. Viskas Vilnius. Ir mes sausi.